Istorijos pradžia buvo, kada prieš Velykas vaikščiau Jeruzalės mieste, nuveinu pas vieną pažįstamą savo jau tokį draugą, Hamedą, kurio antikvaro parduotuvė yra prie 14 stoties, tai yra Kristaus kelio kančios stoties, ir su juo kalbu, sėdim geriam kavą ir begeriant kavą į mane žiūri tokia graži skulptūra. Aš pradedu Hamedo klausinėti, iš kur čia šitą skulptūrą. Jis pradeda aiškinti, kad Jeruzalėje prie tokio garsaus 5 kolonų viešbučio gyveno Huseim šeima, krikščioniška šeima, kurie net prieš 50 metų buvo palestiniečių lyderiai. Ir ta šeima šiuo metu, vaikaičiai, perdavė tą sodybą ir išvyko gyventi į Kanadą, o sodybą įsigijo islamo išpažinėjai. Ir tada visi krikščioniški dalykai, kaip ir toj sodyboje, paliko nebereikalingi. Taip apie Šventos Onos skulptūros atsiradimą Bistrampolio dvare pasakoja kunigas Rimantas Gudelis. Antikvariniam meno kūriniui dvare parinkta išskirtinė vieta – parke netoli 2 tiltelių. Pasak Gudelio, ši vieta parinkta neatsitiktinai, juk Šventoji Ona šeimos globėja. Šventa Ona, kaip žinot, buvo švenčiausios mergelės Marijos motina ir ji laikoma, kad yra šventos šeimos globėja, nes buvo Marijos motina. Tai ir derliaus globėja Lietuvoje. Vienu žodžiu, žinot, Lietuvoje Oninės tai yra didelė šventė ir aplinkui pas mus čia be galo daug parapijų. Naujamiestis, Paistris, dar čia visos turi Onos atlaidus. Tai yra tokia vasaros derliaus šeimos šventė. Tai ta proga čia Onutė pas mus ir stovės. Kunigas neabejoja, kad Bistrampolio lankytojai aplankę šią skulptūrą ir ją paglostę sulauks Šventos Onos globos, o tai svarbu ir jaunavedžiams. Tad nuo šiol vestuvininkai Bistrampolio dvare per 2 tiltus pernešę jaunąją galės malonę šeimai paprašyti šios šventosios. Jeigu jūs atkreipsite dėmesį, tai galva bronza blizga, nosis ir ranka blizga. Tai yra, čia žmonės, palestiniečiai, krikščionys ateidavo, melsdavosi prie Šventos Onos, prašydami savo šeimai, nes Ona yra šeimos globėja, savo šeimai, savo artimiesiam, savo patiem Dievo palaimos. Tai ši skulptūra turėjo tokią istoriją, kad aš įsigijau iš to antikvariato ir Jeruzalės Šventoji Onutė bus Bistrampolio Šventoji Onutė dabar. Garsiosios Kopenhagos undinės kompozicija primenanti Šventos Onos bronzinė skulptūra, pasak dvasininko, vertinga kultūriškai, religiškai ir istoriškai. Todėl visai nesvarbu, kad jos autorius nežinomas. Spėjama, kad skulptūra išlieta daugiau kaip prieš 100 metų. Šventos Onos skulptūros šventinimo ceremonija vyks Liepos 30-ąją po vieno iš Bistrampolio 15 festivalio renginių.